Kulverstukas eina į mokyklą. Kurgi Kulverstukas? Juk jis turėjo mane pasitikti. Nešike! Iš jūsų už 4 vietas. Atleiskite už 3. O aš? Teisingai. Prašom. Remontas. Ir apgavome kvailelį tą atvykusį svetelį. Remontas. Nieko nesuprantu. Sveikas, Gena! Sveikas, sveikas, Kulverstuk. Kodėlgi tu manęs nepasitikai? O aš nežinojau, kad tu atvažiuosi. Ar tu gavai mano telegramą? Žinoma, gavau. Štai į tavo telegramą. Palauk. O tu sukeisk vietomis. Šaunuolis. Tu tik pažiūrėk, Gena, kokia ji graži. O tu ją skaitei? Ne, aš laukiau, kol tu atvažiuosi ir perskaitysi. Vadinasi, tu nemoki skaityti, Kulverstuk. Nemoku, Gena. Na, tau pasisekė, Kulverstuk. Juk rytoj rugsėjo 1. Nu ir kas? Taigi, rytoj prasideda mokslo metai. Tu eisi į mokyklą ir ten mokysies. Supratai? O, supratau. Tai puiku. O ką? Tai idėja ir aš eisiu į mokyklą. Nuspręsta, pradedu naują gyvenimą. O kai baigsiu mokslus, ateisiu į zoologijos sodą ir dirbsiu tavo pavaduotoju. Ne, Kulverstuk, ne, niekada. Tau negalima pas mus dirbti. Kodėl? Kodėl? Tave suės. Oi, mes visai užmiršome mokyklinę uniformą. Kągi daryti? Šioje parduotuvėje mes viską ir nusipirksime. Aš jūsų klausau. Mums labai reikalinga mokyklinė uniforma. Jūsų dydžio nebuvo atvežta. Niekada.
tai jam reikia uniformos. O tokio dydžio nesiuva. Manęs dabar nepriims į mokyklą. Priims, būtinai priims. Sveiki, skubiai reikia mokyklinės uniformos. Labadiena, berniukui ar mergaitei? Nejaugi aš panašiai į berniuką? Ne, bet jūs nepanašiai ir į mergaitę. O į ką? Na, greičiausiai į senelę. Storžievis, tamsuolis, duok uniformą. Labą dieną. Labas. Ar galėčiau pasikalbėti su mokyklos direktoriumi? Sveiki, aš direktorius. Viera, aš vadovauju gyvajam kampeliui, o čia vėžlys ir varna. Aš jums atvedžiau kulverstuką, kad jūs išmokytumėte jį skaityti. Ir rašyti. Taip, ir rašyti žinoma taip pat. Mes negalime jo nieko išmokyti. Pas mus remontas. Kaip tai remontas? Rytoj juk rugsėjo 1. Vaikai turi mokytis. O jeigu staiga jiems kas nors nusiųstų telegramą? Būtent. Remontas? Remontas. Larisa, pirmin. Tuoj jie man pašokinės. Skubus remontas. Tinginiai, apsileidėliai, kad kuo greičiausiai viską užbaigtumėte. Lauksime. Tvarka. Tuojau viskas bus baigta. Ten juos Larisa prižiūri. Tai gerai. Bet mes neturime gyvosios gamtos ir darbų mokytojo. Aš būsiu gyvosios gamtos mokytojas. O aš darbų? Aš išmokysiu vaikus daryti laidykles ir valdyti visas transporto priemonės. Ir lėktuvą. Ir lėktuvą. Jeigu aš jį sugebėsiu gaut.